Labadiena, su jumis svarbiausių prieš paskutinės balandžio savaitės įvykių apžvalga - savaitės naujienos. Antradienį Seime prisiekė naujasis vidaus reikalų ministras Artūras Melenas. Į šias pareigas Artūrą Meleną balandžio 12 dienos dekretu paskyrė prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsižvelgdama į ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus teikimą. Naujuoju vidaus reikalų ministru jis buvo paskirtas po to, kai iš šių pareigų atsistatydino Raimundas Palaitis. Seimo pirmininkė Irena Degutienė savaitės pradžioje užregistravo Seimo narių grupės pateiktą interpeliaciją Teisingumo ministrui Remigijui Šimašiui ir perdavė ją pačiam ministrui bei Seimo nariams. Interpeliacijos iniciatorius Valentinas Mazuronis teigia, nepasitikėjimą ministru paskatino per lėtai vykstančios teismų sistemos reformos ir įvykiai Garliavoje. Ministras per 2 savaitės turi atsakyti į pateiktus klausimus. Laikinoji Seimo komisija tyrianti Snoro veiklą trečiadienį apklausė premjerą Andrių Kubilių, finansų ministrę Ingridą Šimonytę ir buvusi premjerą Gediminą Kirkilą. Andrius Kubilius komisijai aiškino, jog banko krizė buvo individuali krizė, sukelta dėl galimai nusikalstamų veikų. Gediminas Kirkilas teigė, jog jo vadovavimo vyriausybei metu buvo pradėtas tyrimas dėl kelių bankų, tarp jų ir Snoro, kai kurių operacijų, tačiau nieko įtartino nerasta. Na, o finansų ministrė aiškino, jog ministerija pagal įstatymus neturėjo jokių galimybių patikrinti banko veiklos. Į kitą komisijos posėdį bus kviečiami Lietuvos banko valdybos nariai – Darius Petrauskas ir Vaidevutis Geralavičius. Tarptautinis valiutos fondas Lietuvos ekonomikai prognozuoja nuoseklų augimą. Fondo ekspertų apskaičiavimais šalies ekonomikos augimas pernai siekęs 5,9%, šiemet sulėtės iki 2%, o kitąmet šalies bendrasis vidaus produktas išaugs 2,7%. Panašios tendencijos numatomos ir visame pasaulyje. Ekonomika šiek tiek augs, tačiau Europos ekonomika bus silpna, o nedarbo lygis išliks aukštas. Trečiadienį Seime apdovanoti jau 4 nacionalinio mokinių konkurso Švari galva laureatai. Konkurso metu savo lietuvių kalbos žinias ir gebėjimą jas pritaikyti demonstravo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Raštingiausius Lietuvos mokinius ir jų lietuvių kalbos mokytojus pasveikino renginio globėja Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Kiekvienos tautos ir šalies garbės reikalas išsaugoti, apginti nacionalinės vertybės ir svarbiausia kalbą. Ir mes esame tie, kurie galime tą kalbą apginti, o jūs esate lietuvių kalbos gynėjai, jūs kuriate atsvarą kitų kalbų veržimusi į Lietuvą ir man atrodo, kad turint tiek jaunimo, kurie kaip niekada gausiai dalyvavo šiemet ir šiame konkurse, galima tikrai tvirtai teigti, kad grėsmių lietuvių kalbos išnykimui Lietuvoje tikrai nėra. Džiugu, kad nuostata nerašyti šveplai plinta kaip virusas. Daug geriau už socialinės reklamas veikia būtent žmonių pareiškiama iniciatyva interneto svetainėse, žiniasklaidoje. Jas papildo organizuojami konkursai kaip šis. Vilniuje buvusioje kuro aparatūros gamykloje besikuriantis Loftown iki šeštadienio kviečia į atvirų durų dienas. Kalvarijų gatvėje 137 demo lofte lankytojai savo akimis išvys kylančias naujas loftų sienas, galės pasivaikščioti po įrengtą demonstracinį loftą ir susipažinti su išskirtinio interjero galimybėmis. Taip pat sužinoti daugiau apie išmaniųjų namų Smart House galimybės. Sporto naujienos. Šią savaitę paaiškėjo tiek vyrų, tiek moterų krepšinio rinktinių išplėstiniai kandidatų sąrašai. Moterų rinktinė Europos čempionato atrankos varžyboms ruošis stipriai atsinaujinusią ir pajaunėjusią sudėtimi. Na, o dėl olimpinio kelialapio Venesueloje jau nebekovos Darijušas Lavrinovičius ir Marijonas Petravičius. Šiai dienai norėtume, tokį paskelbti išplėstinį sąrašą 24 žaidėjų, kur toliau į pirmą stovyklą greičiausiai bus pakviesti 15 iš šito sąrašo. Daug matytų ir buvusių, rinktinėje arba jos pirmose stovyklose žaidėjų. Yra keletą naujokų, tai Rolandas Alijevas, Janavičius Žygimantas, Juškevičius, kurie
galbūt buvo kažkada tai antrose rinktinėse, bet ne pirmose. Taip pat Deividas Dulkys, nėra senbuvių Petravičiaus, visi žinote, dėl sveikatos, ir nėra vieno iš brolių Dariušo Lavrinovičiaus. Ne visų turim galutinius sprendimus. Kalbėjausi su Šarūnu Jasikevičium, jis dar galutinai nėra apsisprendęs, bet manau, kad jau gegužės mėnesį, gegužės vidury kažkur tai bus aiškiau ir kaip pasakyti, išaiškės tie 15 žaidėjų. Kitos krepšinio naujienos. Šią savaitę visoje Lietuvoje prasidėjo šventiniai Lietuvos krepšinio 90-mečio renginiai. Antradienį prezidentūroje pristatyta fotografijų knyga Auksinis Lietuvos jaunimas prisiminti negalima pamiršti, kurioje užfiksuotos auksinės 19-mečių vaikinų rinktinės pergalės. Būdami tokie jauni, jūs jau perrašėte sporto istoriją, ypač krepšinio istoriją. Šios pergalės aukso raidėmis bus įrašytos ne tik į jūsų, bet į Lietuvos sporto istoriją. Visa tai užfiksuota šiame albume. Jis ne tik primins mums tas kovas ir pergalių džiaugsmą, bet ir tinkamai reprezentuos Lietuvos krepšinio mokyklą toli už šalies ribų. Na, o šalies krepšinio jubiliejaus kulminacija sekmadienį įvyksianti šventė Kauno sporto halėje. Renginyje bus prisimintos svarbiausios Lietuvos krepšinio pergalės, pagerbti labiausiai šalies krepšinį nusipelnę žmonės. Na, o dabar pažvelkime, kokie orai laukia mūsų savaitgalį ir kitą savaitę. Šeštadienis ir sekmadienis turėtų būti gana šilti, dienomis 16-17 laipsnių šilumos. Tačiau lietus kol kas dar nesitrauks. Kitą savaitę turėtumėm sulaukti išties šiltų orų, kai kur sulauksime iki 20 laipsnių šilumos, naktimis nuo 6 iki 8 laipsnių. Prognozuojamas nežymus lietus. Tiek naujienų šią savaitę, ačiū už dėmesį ir gražaus savaitgalio.